pirma diena buvo kosmosas kažkoks. Nes aš labai buvau pasiilgus kažkokios kūrybos ir tai nebuvo sausa, buvo daug žinių, bet kas man patiko, tai kad kūrėjai tos programos, jie savo žiniomis nesipuikavo, kaip tai dažnai būna, nes, norim čia parodyti, kokie mes čia faini, kaip mes čia visko žinom. Man patiko, kad buvo labai pamatuota, kiek žmonės gali paimti, kiek gali įsisavinti ir buvo pagalvota apie tai, kaip geriausių būdų perteikti tas žinias ir iš karto jas pabandyti panaudoti, įgyvendinti. Man labai patiko su savo grupė dirbti. Mes visi labai suartėjom. Mentoriai labai rado būdų gerų, kaip mes kiekvienas galėtumėm atsiskleisti, tai apie vaikystės žaidimus, apie mėgstamus saldumynus. Atrodo smulkmenos, bet tos smulkmenos tiek mus visus suartino, parodė mūsų panašumus ir skirtumus. Tai buvo labai brangu. Buvo drąsiau dirbti, išbandyti kažką naujo, tikrai stūmė iš komforto zonos, kas buvo labai daug apie save sužinojau. Dar nesužinojau, kad joks aš komandos žmogus. Taip galvoju, kažkaip tai nejauku su tuo pasidarė pradžią, bet taigi čia reikia komandų, čia kažkaip reikia, ne. Nieko naujo iš tikrųjų, bet tą pamačiau praktiškai ir tas buvo labai įdomu, kad per tą patyrimą galima save pamatyti visai kitoj šviesoj ir tai yra gerai, nes tai atskleidžia, tai pamato tai kiti žmonės, vienaip ar kitaip kažkaip įvertina. Aišku, labai atsargiai, labai švelniai mus čia bandė nukreipti, kažkokios konstruktyvios kritikos duoti, bet tai man irgi parodė, kad jos nereikia bijoti, reikia įsiklausyti ir padaryti su tuo kažką, padaryti kitokį rezultatą. Aš visada ieškau žmonių, kurie pagal vertybės galbūt irgi panašus, tai va čia pamačiau, kad chebra tikrai galvoja apie žmonės, apie galutinį rezultatą, kiekviena smulkmena yra apgalvota.